Lietuvos teisinė sistema pastatyta ant teisingumo, skaidrumo ir teisingumo siekimo pamatų. Šios sistemos centre yra du esminiai ramsčiai – Lietuvos konstitucija ir teismo ekspertizės įstatymas. Šie dokumentai parengti su tikslumu ir įžvalgumu suteikia pagrindą teisingai ir lygiai visuomeniai. Konstitucija, priimta 1992 metais, įtvirtina pagrindinės Lietuvos piliečių teises ir laisves. Ji nustato demokratinės valstybės, valdomos teisinės valstybės principais, pagrindus. Teismo ekspertizės įstatymas, priimtas 2002 metais, papildo konstituciją, užtikrindamas, kad teismo procesai būtų vykdomi remiantis moksliniu tikslumu ir nešališkumu. Šis įstatymas apibrėžia teismo ekspertizių atlikimo tvarką, ekspertų kvalifikaciją ir etinius standartus, kurių jie privalo laikytis. Kartu konstitucija ir teismo ekspertizės įstatymas sukuria galingą sinergiją, saugodami asmenų teises ir palaikydami Lietuvos teisinės sistemos vientisumą. Šių dokumentų principų supratimas yra ne tik teisininkų sritis, tai kiekvieno piliečio pareiga. Visuomenė, gerai išmananti savo teisinę sistemą, yra įgalinta reikalauti teisingumo ir laikyti savo institucijas atsakingomis. Šis tyrimas gilinasi į pagrindinius Lietuvos konstitucijos ir teismo ekspertizės įstatymo principus, nagrinėjant jų praktinį taikymą ir pabrėžiant etinius aspektus, kurie yra jų įgyvendinimo pagrindas. Skatindami gilesnį šių teisinių ramsčių supratimą, siekiame prisidėti prie teisingesnės ir labiau informuotos Lietuvos visuomenės. Lietuvos konstitucija yra tautos įsipareigojimo demokratijai, žmogaus teisėms ir teisiniai valstybei liudijimas. Tai yra aukščiausias šalies įstatymas ir visi kiti įstatymai bei kiti teisės aktai turi atitikti jo principus. Vienas iš pagrindinių konstitucijoje įtvirtintų principų yra valstybės suvereniteto sąvoka. Tai reiškia, kad Lietuva yra nepriklausoma ir savivaldi tauta, laisva nuo išorės kontrolės. Konstitucija šį suverenitetą suteikia žmonėms, kurie jį įgyvendina demokratiniais procesais. Kitas svarbus konstitucijos aspektas yra aiškus valdžių padalijimo apibrėžimas. Šis principas padalyja valdžios įgaliojimus trims skirtingoms šakoms – įstatymų leidžiamajai, vykdomajai ir teisminiai. Seimas, Lietuvos parlamentas, turi įstatymų leidžiamąją galią, atsakingą už įstatymų priėmimą. Prezidentas, kaip valstybės vadovas, vykdo vykdomąją valdžią, įgyvendina įstatymus ir prižiūri vyriausybės veiklą. Galiausiai, teisminė valdžia, kurią sudaro nepriklausomi teismai, turi įgaliojimus aiškinti įstatymus ir vykdyti teisingumą. Šis valdžių padalyjimas užtikrina, kad nė viena šaka netaptų per daug dominuojanti, apsaugodama nuo tironijos ir gindama individualias laisves. Teismo ekspertizės įstatymas atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant, kad teismo procesai Lietuvoje būtų vykdomi laikantis aukščiausių tikslumo ir sąžiningumo standartų. Pripažįstant, kad teismo ekspertizės įrodymai gali būti labai svarbus baudžiamosiose ir civilinėse bylose, šis įstatymas nustato tvirtą pagrindą šių ekspertizių atlikimui ir nustato aiškius standartus specialistams. Teismo ekspertizės įstatymo centre yra reikalavimas kvalifikuotiems ekspertams. Įstatymas įpareigoja, kad asmenys, atliekantis teismo ekspertizės, turėtų specialią kvalifikaciją ir būtų įtraukti į teismo ekspertų registrą. Tai užtikrina, kad ši svarbi atsakomybė būtų patikėta tik tiems, kurie turi reikiamą patirtį ir išsilavinimą. Įstatyme taip pat nurodomi įvairūs teismo ekspertizių tipai, pradedant pirštų atspaudų analizę ir DNR tyrimais, baigiant balistinėmis ekspertizėmis ir rašysenos analize. Kiekvienas ekspertizės tipas turi savo specifines procedūras ir protokolus, skirtus tikslumui ir patikimumui užtikrinti. Be to, teismo ekspertizės įstatymas pabrėžia nešališkumo ir objektyvumo svarbą atliekant šias ekspertizes. Teismo ekspertai yra saistomi griežto etikos kodekso, reikalaujančio, kad jie veiktų nepriklausomai ir savo išvadas grįstų tik moksliniais įrodymais. Lietuvos konstitucijoje ir teismo ekspertizės įstatyme įtvirtinti principai yra praktiškai taikomi visuose teisinės sistemos aspektuose. Teisėsaugos institucijos vadovaujasi šiais įstatymais, kad vadovautųsi savo tyrimais, užtikrindamos, kad įrodymai būtų renkami ir tvarkomi laikantis teisinių standartų.
Prokurorai naudoja teismo ekspertizės įrodymus, kad parengtų tvirtas bylas, o gynėjai jais remiasi, kad užginčytų kaltinimus ir apsaugotų kaltinamųjų teises. Teisėjai, kaip nešališki arbitrai, remiasi konstitucija ir teismo ekspertizės įstatymo, kad užtikrintų, jog teismai būtų vykdomi sąžiningai ir kad būtų įvykdytas teisingumas. Jie turi atidžiai apsvarstyti teismo ekspertizės įrodymų priimtinumą, užtikrindami, kad jie atitiktų teisinius patikimumo ir autentiškumo reikalavimus. Viso teisinio proceso metu etiniai aspektai išlieka svarbiausia. Teisininkai, nuo policijos pareigūnų iki teisėjų, yra saistomi Elgesio kodeksu, kurie pabrėžia sąžiningumą, dorumą ir teisingumą. Teismo ekspertai ypač turi būti budrūs laikydamiesi savo etinių įsipareigojimų, užtikrindami, kad jų darbas būtų nešališkas, objektyvus ir be jokios netinkamos įtakos.